Kai būna pakeliui, gyvenime, darbai, dirbi, prieš tai dar skyrybos, išbarstai tą vyrų ratą ir pasijutau, kad mano visas sociumas yra tik tais darbas. Ir susirinkti visą tą, kaip sakant, sociumo bendravimą tik tais iš darbo arba kokios nors artimos aplinkos, tai reikėjo prasiplėsti. Pajutau tokį norą prasiplėsti, tai tiesiog kreipiausi į gentis, susipildžiau anketą, ten po 4 mėnesių startavom. Draugai, tą ryšį aš labiau apibūdinčiau kaip broliai, tau, kaip sakant, pakelsi ragelį, kai reikės, atvažiuos, padės. Nes paprastai su žmonėmis tu atsirenki panašius su jais bendrauti. Gentyse tu gauni kažką tai kitokio truputį, kitokį tą požiūrį, tas praturtina supratimą situacijų ir išsišnekėjimo. Nes ten komforte bendrauti tik su draugeliu, kuris vis tave supranta, o čia tau dar tas brolis ir jis šiknai spirs. Ką jaučiuosi gavęs? Vienas dalykas - atvirumą. Tiesiog bendrauti, kad bendrauti tais atviromis temomis yra visai okei. Nereikia visko laikyti viduje. Nubrač, kiek vyrų eina pro tas pačias problemas ir ne tik aš vienas pro jas einu, jie tik tais biškai keičiasi scena, truputį keičiasi aktoriai, bet visi kažkaip nueina iki ten to ir tu matai, aš šitame etape, kitas ten tame etape, bet link sprendimo yra tas kelias, tada lengviau ir savo tą būseną pamatyti, išjudėti ir tiesiog gyvenimas tada paprastesnis pasirodo. Aš šiaip visiems vyram. Aiškus dalis vyrų tenai gyvena ir jiems nieko nereikia, nei ten psichoterapeutų, nei ten pasikalbėjimų dar kažką, bet okei, gyvenkite kaip gyvenate. Tačiau jeigu kyla noras vis tik surasti kažkokį bendramintį, su kažkom pasišpaguoti, paįlysti gilesnę kažkokią tai erdvę ar turėti erdvę, kurioje gali saugiai, pabūti tuo silpnu, kurio mūsų visuomenė nepriima, tai čia ta vieta, kur tu gali rasti tą tokią saugią aplinką. Galimybę paaugti, pasimokinti, susirasti bendraminčių, kažką išmokti, rasti tas diskusijas.